XIV amžiuje sustiprėjęs kryžiuočių ordinas ėmė vis dažniau niokoti Lietuvą. Apsisaugoti nuo puolimų Nemuno krante lietuviai pastatė daugelį gerai įtvirtintų medinių pilių. Taikos metu jose būdėjo nedidelės pamainomis keičiamos įgulos. Priešui įsiveržus visi vyrai privalėjo ginti šalį, saugoti pilis ar vyti priešą. Kitame Nemuno krante mūrinės pilis statėsi kryžiuočiai. Ilgainiui upės krantai tapo nuolatinių kovų vieta. Kelių Lietuvos ir kryžiuočių ordino valstybės pasienyje atsirado dykra. Nuožmius ordino puolimus teko tremti Gediminaičių dinastijai. Ji pavadinta Gedimino, vieno iš garsiausių Lietuvos valdovų vardu. 1316 metais kunigaikščio sostą jis paveldėjo iš savo brolio Vytenio. Gediminas vienas iš pirmųjų diplomatinėmis priemonėmis mėgino kovoti su kryžiuočiais. 1323 metais laiške popiežiui tikino, kad ordinas siekia ne pakrikštyti, bet užgrobti Lietuvą. Nurodė, jog krikščionių Lietuvoje niekas nepersekioja, jo paties dvare yra raštininkų vienuolių. Įžvalgusis Lietuvos valdovas suvokė krikšto būtinybę, jis pelnytų Lietuvai tarptautinį pripažinimą, sustabdytų kryžiuočių antpuolius. Gediminas pažadėjo popiežiui krikštytis, jei tik ordinas nutrauks puolimus. Krikščionybę Lietuvoje platinti pakvietė vyskupų ir vienuolių. Popiežius apsidžiaugė, kad valdovas atrado katalikiškos tezijos kelią. Tartais dėl krikšto į Lietuvą atvyko pasiuntiniai. Netrukus sužinota, jog kunigaikštis atsisakė sumanimo. Mat stačiatikiai gudai pareiškė atsiskirsią nuo Lietuvos. Žemaičiai pagrasino susidoroti su Gediminu ir visa jo giminė. Tikėdamasi, kad valdovas persigalvos, pasiuntiniai patvirtino Lietuvos ir ordino paliaubas. Per tuos metus sustiprėjus valstybė galėjo atremti ordino puolimus. Išmintingas valdovas stengiasi sudaryti palankesnės sąlygas plėsti ir tobulinti žemdirbystę, plėtoti amatus, prekybą ir kultūrą, augti miestams. Laiškuose Hansos sąjungos miestams jis kvietė atvykti pirklius, amatininkus, riterius, visiems žadėjo savo globą ir paramą įsikurti. Iš pradžių Gediminas gyveno senuosiuose Trakuose, vėliau sostinę įkūrė svarbių prekybos kelių sankryžoje Vilniuje. Pasak legendos, Gediminas susapnavo staugiantį geležinį vilką. Žynys jam išaiškinę sapną, toje vietoje, kur stovėjęs vilkas, Gediminas turės pastatyti pilį, o jos garsas pasklisis po visą pasaulį ir joks priešas neįstengsis užimti pilies. Paklausęs žynio, valdovas perstatė ir sustiprino ant aukštos kalvos Neries ir Vilniaus santakoje stovinčią medinę pilį. Kad būtų dar neprieinamesnė, liepė padaryti prakasą ir nukreipti Vilnią nauja vaga. Pilies kalno papėdėje, šalia pagonių dievo Perkūno šventyklos, buvo statomi nauji tvirtinimai ir išaugo žemutinė pilis. Greta pilies plėtėsi miestas. Jis sudarė dvi dalys. Aukštasis miestas, didžiojo kunigaikščio dvaras su pilimis, aptvirtomis gynybinė siena, ir žemasis miestas, kuriame buvo įsikūrę amatininkai ir pirkliai. Sostinė perkelus Vilnių, miesto reikšmė išaugo. Susiklostė paprotys, jog Lietuvą valdo tas, kuris valdo Vilnių. Gedimino valdymo metais sostas tapo paveldimas. Kunigaikštis buvo visų valstybės žemių savininkas ir savo nuožiūrą dalijo jas savo valdiniams, o panorėjęs atimdavo. Jo paskirti kunigaikščiai valdė sritis ir su kariuomenė vykdavo į karą. Kunigaikščiai skyrė valstybinės pareigas, buvo vyriausiasis kariuomenės vadas, skelbė taiką ir karą, užmegzdavo ryšių su gretimomis šalimis. Naudodamasis neribotomis teisėmis, galėjo bausti valdinius mirtimi. Kunigaikščio taryba turėjo tik patarėjamąjį balsą. Kaip ir jo pirmtakai, Gediminas valstybės teritoriją plėtė rytuose. Vienas žemes užkariavo, kitas įgijo sūnų vedybomis. Dalis senovės rusų kunigaikščių pasidavė Gediminui, ieškodami prieglobsčio nuo mongolų jungo. Iš jų Gediminas reikalavo vasalinės priklausomybės, kariuomenės ir duoklės. Prie Lietuvos prijungtose rusų žemėse įprastos tvarkos kunigaikštis nekeitė. Jis buvo tolerantiškas vietos gyventojams, leido išpažinti stačiatikių tikėjimą. Todėl skirtingų tikėjimų ir tautybių žmonės sugyveno vienoje valstybėje. Prisijungus rusų žemių, Lietuvos plotas gerokai padidėjo. Gediminas skelbėsi lietuvių ir daugelio rusų karaliumi. Lietuva tapo galingiausia rytų Europos valstybė. Pasikeitė jos pavadinimas. Valstybės vadovas tituluojamas didžiuoju kunigaikščiu, valstybė vadinama Lietuvos didžiąja kunigaikštystė. Taigi, su jums buvau ir vėl aš, Spa. Kėtis, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mygtuko. Viso!